Esu Tadas Vladarskis, dirbu gamyboje, metalo apdirbime, gaminame vėdinimo sistemas, tai yra ortaikiai, soninės dalys, esu inžinierius. Su robotiniu procesų automatizavimu matau, kad galima pasilengvinti gyvenimą, nors ir inžineriniai srityje. Tai ne tiek daug įtakoja, kiek kitose srityse, bet pasilengvinti gyvenimą tikrai galima ir prisidėti prie darbo dienos bent valandą kitą tikrai pavyktų. Sukūriau savo robotą, kuris man palengvintų automobilių detalių paiešką. Ir kadangi šiaip man gyvenime dažnai prireikia ieškoti automobilių dalių, nes mėgstu pats nusipirkti automobilio dalis prieš tvarkant automobilį, tai sukūriau robotą, kuris man surastų reikiamas detalės pagal jų kodą kiekvienoje parduotuvėje, kurią apmokiau apieškoti. Rekomenduočiau praktiškai visiems, kas dirba su kompiuteriu, kas turi pakankamai nemažai darbo, kuris yra monotoniškas ir kur galima būtų automatizuoti kažkokius veiksmus kompiuteryje. RPA šiaip mane bendrai nustebino. Jo galimybės, kurios leido man suprasti daugiau apie robotinius procesus kompiuteryje, pačios studijos vertinčiau puikiai. Dėstytojo profesionalumas tikrai nustebino, ko tikrai nesitikėjau, ir ypač tai, kad esu labiau linkęs dalyvauti gyvose paskaitose. Anksčiau studijavau ir universitete, esu pasibaigęs ir magistro laipsnį, dalyvaujant gyvose paskaitose. Čia buvo pakankamai naujas dalykas dalyvauti Zoomo paskaitose. Nebuvo didelių lūkesčių gauti tiek daug efektyvių žinių.